Sveiki visi, su jumis Oskaras ir šiandien bus vlogas. Vlogas iš LRTU GeoGuessr streamo. Galbūt jau kažkas tai matė per YouTube kanalą LRTU, kad yra streamai, tokio game modo GeoGuessr. Ir Qbuilds prisidėjo irgi prie productiono šito projekto. Taigi šiandien parodysiu užkuliuosius, backstage'ą, kaip ten viskas transliuojama gyvai. Ir šiaip pažiūrėsim, koks vaibas yra už kadro. Opa, keliaujam, žiauri šalta. Pradėsiu nuo to, kad Lietuvoje yra toks dalykas kaip LRT. Turbūt žinote. Ir jie nusprendė per YouTube paleisti savo kanalą jaunimui LRTU. Ir vat, neseniai LRTU nusprendė padaryti turnyrą tarp content creatorių ir ne tik. Kovos vyko žaidime GeoGuessr. Dalyviai turėjo atpažinti skirtingas Lietuvos ir ne tik vietas. Ir kas arčiausiai spėjo, tas laimi. O šiandien vyko šio turnyro finalas. Aš ir nerašiausi čia vaikščioti. Oh my god, čia tas operatorius, kuris rinko kartu su didžiuoju Oskaru iš Qbuildų Pentium, taip? Taip, aš dirbau su tuo Oskaru, visai fainas čiūvas, dabar turime Alienware kompiuterį. Aš tikiuosi, aš nepykinu, bet aš tikrai pykinu, kaip fakt. Kol nėra raudono, tol yra gerai. Okay, amazing. Pirmame finalo mače kovojo Nedas Zimantas su Rūta Ašvidytė, o jų oponentai buvo Žentelis kartu su trečia lentyna. Sekundė ir rezultatas yra štai toks labai. What the fuck? Man atrodo, mes valandą šitą žaidimą žaisim. Rūta laimės, ką manai? Rūta for the president! Easy. O ne, VMI, ne. Jie tiesiog pamais rado, aš žinau puikiai, kur tai yra. Puikiai žino, kur tai yra. Čia, kad tu gauni, jeigu žinai, kur VMI yra. Tuoj baigsis viskas, žiūrėk. Man atrodo, mėlyniai per žemai, nes tai yra aukščiau nei Edinburgas tikrai ir kur mėlyniai, Ir tai bus per toli. Ir raudonieji keliauja į finalą. Mitas legenda. Kad jūs irgi belekai klaus buvote. Žaidžiam žaidimą, žiūrėk. Davai mes dabar atjunginėjom po vieną laidą, kol mes neišgirsim. Ei! Nuo ketvirto. Nuo ketvirto. Jie keliauja į finalą. Jo, jie keliautų į finalą. Seniai šūlio ateini su CD playeriu. Kokius snekų mums davė LRT? Aš pataikysiu. Aš turiu truputį problemų su pataikymu į skėlės. Truputį persistengiu. Tikiuosi, kad bus Katmandu. Aš labai noriu pamatyti Katmandu per GeoGuessr. Antrame pusfinalyje žaidė Monika Liu su Luku Dach prieš Omanto ir Igno Krukliečio komandą. Antras pusfinalis susižaidė greičiau, tačiau vis tiek buvo įdomių ir įtemptų raundų. Bet rezultatų 3-2 į finalą perėjo Monika kartu su Luku. Pasiruošę? Mes galime pasiruošti, taip? Ne, labai bijau. Ką, iš tikrųjų, geri priešininkai, aš manau, kad geras bus finalas, pažiūrėsim. Ne, gerai, pasiruošę. Būtų, svarbiausia, kad būtų faina. Kai Nenorim ten greit labai. atsistoji, tiesiog kraujas plūsta. Jeigu baigsis 3-2, tai man, žinok, nebūtų gaila net pralaimėti, jeigu bus gera kova, žinai. Tai, o jeigu jau laimėsite ir... 3-0 norėtum. Iš 6 spėjimų laimėti 3 raundus ir visą žaidimą. Man atrodo, dabar kažkam bus GG. Kažkam bus labai skauda. Davai. Čia dabar tiesiog random bus. GG. 3-0!
ką, kaip ir sakiau, taip ir laimėjo. Predictable. Labai lengvai kažkaip tai jo, be pasipriešinimo. Predictable, bet jo, atspėjom. O, tai dabar reikės kompus irgi nuiminėti. O, va taip, bet čia va dalyviai stovėjo. Va čia atlošėjo. Tokį ženklą pamatytum ant gatvės. Ką tu darytum? Pasiklydė žemėlapį. Reiškia, kad jau viskas reikėtų miegoti. Per daug išgėrai. O veidėjai pas mus va čia, va. Ten gale. O tiek, va, panelių. O taip susijungia paneliai. Kubelių yra, va, čia kažkur tai net matosi sujungimai. Nu, va čia va yra, va, sujungimas. Nu ką, sakiaugi? Jo, tikrai. Sakiau. Taip, sakiaugi, kad busgi. Ačiū labai. Ir nebuvo, kad visiškai vien iškėrė, buvo ir aš pasakai, ir aš tikrai buvau kur žinau. Pasakiau vienu momentu, kad aš atsiemu Nedas nosy shit. Ačiū labai. Sveikinimai, laimėjus finalą. Šitą padaryti. Sveikinam, ačiū, gera buvo kova. Vėl valo. Čia mūsų grimerinė, va. Tave čia dažė. Mane dažė, kad neatrodyčiau, kad toks baisus, bet labai gražiai padažė. Kaip atrodžiau? Gražiai atrodžiau kameros? Gražiai. Gerai, smagu, faina, labai iš tikrųjų aš tai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad papuoliau su Rūta, nes mes susipažinom realiai pirmą kartą tada praeitą per pirmą laidą. Na. Bet aš jau jaučiuosi, lyg būčiau pažinojęs tave amžinybę visi. Mes komandos nariai, mes pradėjom jausti viens kitą. Žiūrėk, Cento. Ar Cento dar egzistuoja? Vau. Jeigu jis dėl to egzistuoja, tai kažkas tiesiog kaupė šitą langų valiklį. Visą gyvenimą. Čia antikvaras. Ir dabar mes kraunam visą periferiją, kurią buvom davę Ospedai. Va čia va Dovydo kompas, yra video, kur rinko šitą kompą. Ir ten dar 2 esporto kompai yra, kurie irgi Qbuildai buvo davę. Kita periferija. Jo, dabar reikės visą tai sukrauti, nunešti ir nuvežti iki mūsų studijos. Nu ką, kaip mes viską turim? Sukrovę. Stebinkit prie LRTU. LRTU irgi geras, nes mes ten su mūsų komanda, su Aleksu, su Dominiku, su Pauliumi ir su dar kitais labai gerais žmonėmis išleidome gamingo dokumentikas apie skirtingus žaidimus. Mes paleidom apie Minecraftą, apie CS-ą, kitas bus Robloxas, taigi prenumeruokite irgi laukite mūsų kūrybą. Toliau visus kompus ir įrangą nuvežėme į mūsų Qbuild studiją. Noriu išreikšti didelį respektą visam renginio productionui, Karolio LTU Republic komandai Creators Republic, draugams iš Krymi kolektyvo ir visiems dalyviams. Tai buvo neįtikėtini 5 streamai. Transliacijos mušė rekordus. Pyke vienu metu žiūrėjo net 2600 žmonių. Jei patiko, laikinkite, komentuokite, subscribinkite ir iki susitikimo kituose video. Aš nuoširdžiai, kai geriu tokias sultis, jaučiuosi, kad mano tėvai skiriasi ir mane lepina dabar. Ir biškį man duoda daugiau, negu aš turėčiau gauti.